Labadiena visiems. Ačiū, kad pakvietėt į šį forumą ir tai tikrai yra unikali galimybė pirmą kartą Lietuvos istorijoje pristatyti tokį gynybinės galios tyrimą. Ar Lietuva yra apginama? Ar Lietuva yra ta valstybė, su kuria jūs galėtumėt sieti savo ateitį, saugiai planuoti būsimas investicijas, plėstis, priimti naujus darbuotojus, kurti naujus produktus? Ar mes visi gyvename šalyje, kuri yra apginama galimo karinio konflikto atveju? Tokie klausimai kilo mums, organizacijai Stiprūs kartu su didelę dalį verslo konsolidavusiais Lietuvos verslininkais Jonu Tamuliu ir Tomu Kučinsku, prieš inicijuojant šį projektą. Mūsų partneris yra New Generation Warfare centras Vašingtone. Jie turi specialią, sofistikuotą įrangą, kurios metu patyrę karininkai imituoja karo veiksmus tam tikrose vietovėse. Ir mes sukūrėme situaciją, kad Rusijos federacija 27 metais užpuola Lietuvos Respubliką. Prie detalių tuoj pat prieisime, norėjome pasižiūrėti, kuo toks konfliktas galėtų baigtis, atsižvelgiant į dabar mūsų daromas investicijas, Vokietijos brigados atėjimą į Lietuvą ir daugelį kitų dalykų. Taigi, pirma sesija, kurioje dalyvavo centro atstovai daktaras Filipas Petersonas, jis, sakykim taip, vakarų pasaulio žvalgybos bendruomenėje gerai žinomas žmogus, kaip Rusijos karybos ekspertas ir viso to simulacijos proceso koordinatorius Gregory Melcheris iš New Generation Warfare centro. Taip pat čia dalyvavo ir mūsų aukšto rango atsargos karininkai, pulkininkai, generolai, buvo pakviesti ir gynybos štabo atstovai, dabar užimantis pareigas stebėti šią simulaciją, taip pat prezidento patarėjai, įvairūs kiti ekspertai ir už šią temą atsakingi žmonės. Kasgi buvo simuliuojama? Tai yra 27 metai, Lietuva jau yra išvysčiusi tuos pajėgumus, kuriuos dabar pagal viešą informaciją Lietuva vysto. 27 metais Lietuvoje jau yra dislokuota Vokietijos brigada su 44 Leopard tankais ir 1 Patriot batalionu. Jungtinių valstijų batalionas su 44 Main Battle tankais Abrams yra Lietuvoje ir 16 HIMARS paleidimo sistemų ir, kaip jau minėjau, 27 metais Lietuvos išvystyti pajėgumai. Karas neatsitinka šiaip lygioje vietoje, turi susiklostyti tam tikros aplinkybės. Taigi, kokios aplinkybės susiklosti, kas buvo modeliuojama? Kinijos ir Jungtinių valstijų karinis konfliktas dėl Taivano. Jis prasideda. 27 metais yra ne sumažėjęs, o netgi išaugęs Vidurio artimųjų rytų karinis konfliktas. Vis dar vyksta. Ir negana to, Jungtinėse valstijose vyksta neramumai, netgi ginkluoti susirėmimai po prezidento rinkimų. Ir ką mes turim? Aplink Lietuvą koncentruojasi, imituojant karinės pratybas, koncentruojasi Rusijos federacijos armijos, apie jas dar konkrečiai kalbėsime, ir 20 Baltarusių korpusas prie Lietuvos Baltarusijos sienos Vilniaus kryptimi. Čia matote Rusijos federacijos puolimo ašis, kurios buvo modeliuojamos tuo metu. Ir dabar aš noriu pakviesti atsargos pulkininką Gintarą Bagdoną, kuris šitoj simulacijoje buvo vienas iš kariaujančių Lietuvos pusėje karininkų. Sveiki, pulkininkė. Aš Ažubalis. Atsiprašau, Gintaras Ažubalis. Kaip čia man antrą kartą jau atsiprašau, Gintaras Ažubalis. Taip, atsiprašau, pulkininkė.
Taip, tai vardas tas pats ir 2 pulkininkai susimaišiau. Atleiskit. Gerai, tai turime situaciją diena 1, gal paleidžiame video ir keliaukime į pirmos top. Pirmos dienos pabaiga, trumpai situacija mūšio lauke. Jūs matote, čia tuoj pat pamatysite personalo, sunkiosios technikos ir kitus nuostolius abiejose pusėse. Rusai užeina Dauguvos kryptimi, daugiausiai iš ten, Baltarusiai iš Vilniaus kryptimi ir, aišku, Kaliningrado grupuotė. Tai pirmą dieną, kas vyksta? Aš gal perėsiu biškai kitą pusę. Taip, prašau. Pagiau matyti žemėlapį. Tai, kaip ir buvo minėta, palei pasienį susitelkė priešiškos pajėgos, tai yra armijos dydžio vienetai. Šiaurėje turim netgi 2 armijos, 2 ešelonais einantiems ir šiame scenarijoje raudonosis vaidinės filas, jisai pasitelkė seną, žinoma, jau istoriškai mums scenarijų. Pagrindinė kryptis puolimo buvo per Latviją, per Daugpilį ir einant su tikslu susijungti su pajėgomis Kaliningrade. Kaliningrade mes jau turim 11 armiją vietoj korpuso, kas yra pagarsinta buvo buvusio ministro Šoigu Rusijos federacijos šiuo metu. Kad Kaliningrade bus visa armija, o ne korpusas 27 metais. Tokia yra prognozė. Na ir Vilniaus kryptimi yra, čia reikia nepasimesti, turim 3 brigados baltarusiškos korpuso sudėty, bet labai smarkiai pastiprintos su integruotom artilerijos komponentas, yra integruotas labai smarkus, kas mums vėliau ir pridarė daugiau problemų. Na ir prasideda puolimas. Gerai, judėkime, atsiprašau, taip, grįžtam atgal, paleiskime iš naujo. Taip, pirma diena, pirmi susirėmimai prie sienos, keliaukime į 2 dieną ir 2 dienos pabaigoje sustabdykime. Taip, stop. Gerai, galime pasakyti, kas čia įvyko. Antrą karo su Rusijos federacijos mažiausiai 4 armijomis ir 20 Baltarusijos korpuso dieną. Prašau. Iš principo, kaip matote, jeigu pradėsim nuo šiaurės, pirmas ešelonas stumia jau latvišką batalioną, pajėgos tenais ganėtinai menkos yra, neatsilaiko jos stumiamos sėkmingai iš Daugpilio, ta grėsmė kilo mums. Reikia pasakyti, kad priešais Daugpilį buvom dislokavę Geležinių Vilko brigadą, kuri yra šioje situacijoje, sakykime taip, tas įrankis, kuris mums buvo tinkamiausias, kaip žinot, vienas stipriausių mūsų brigadų, arba stipriausia, o prie Vilniaus yra ta mūsų mobilizacinė lengvojo pėstininkų brigada. Judam toliau keletą dienų į priekį. Taip, matote toliau. Linija labai aiškiai matyti, tai yra, grubiai tariant, kontakto linija, kurios ribos keičiasi, nepaisant to, kad Lietuva naudoja didelę dalį Lietuvoje turimų pajėgumų. Štai 5 dienos pabaigoje sustabdykim. Gerai, 6 diena. Keliaukim į 6 dienos vidurį. Gerai, stop. Prašau, kas čia yra įvykę? Pirmiausia, mus domina Vilniaus situacija. Vilniaus situacija, matom, kad iš pietų pajėgos 2 brigados, kurios baltarusiškos judėjo, jos jau apeina Vilnių, jos prasiveržė per, natūraliai ten yra lengvieji pėstininkai, 2 lengvųjų pėstininkų batalionai, Vaidoto batalionas stovi Vilniui. Jau ir matom, traukimasis vyksta pietuose, Vilnius jau apeinamas de facto, o šiaurėje tai irgi mes matom, kad viena divizija iš kairės, kita iš dešinės irgi apeina iš principo, ten man atrodo, kas ten yra pas mus Zarasai. Ir mes turėjom naudoję NATO pajėgos, tai brigada, vokiečių brigada ir amerikietišką batalioną plus artileriją naudojom kaip rezervą. Ir pamatė, kas ten dabar vyksta, tai matėt, ten judėjimas prasidėjo to rezervo, jau matom tankų batalioną, mes bandom juos kontratakuoti per šiaurę. Keliaujam toliau. Eikime į 8 dienos pabaigą. Matote judėjimą pleišto link Kauno. 8 dienos pabaigoje sustokime. Ir pajuda Kaliningradas. Stop. Kaliningrado grupuotė taip pat pajuda. Juda susitikti su iš Baltarusijos judančia viena divizija mechanizuota. Tai prašau, pakomentuokit. Tai jeigu vėl grįžta, sakykime, tai pačią nemaloniausią vietą, iš pietų Vilnius apeinamas, jisai iš šiaurės irgi ganėtinai sėkmingai yra apeinamas. Tiesiog pajėgos nelygios. Tai faktiškai matom tai, kas nutinka dabar kas savaitę Ukrainoje, irgi ten, kur silpna, tas ten ir plyšta, kaip sakant. Ir jau desantininkai yra šalia Kauno, 6 brigada po truputėlį artėja, jau pajudėjo divizija iš
iš Gusiovo kryptimi link Marijampolės ir ten turim tik vieną batalioną irgi Žemaitijos, kuris ginsis. Na ir šiaurėje irgi matom, kad nepaisant to, kad turėjom taktinę sėkmę kontratakuojant su vokiečiškom pajėgom, puolantį priešą, vis tiek veržimasis jau nueina link Ukmergės. Gerai, keliaukim toliau į 10 dieną. Simuliacija yra apėmė 10 dienų. Pabaigoje stop. Čia, Kaunas. Taip, viskas. Esame situacijoje, kurioje esame ir trumpai, kas atsitiks netrukus su Suvalkų koridorium. Kaunas yra prie Kauno jau yra visiškai priartėta, Vilnius apsuptas, pulkininkė, daugiau bendro vaizdo. Na, faktiškai, čia jau toksai finišas gaunasi 10 diena. Jau Vilnius, kaip matote, jisai faktiškai apsuptas, į gilumą ganėtinai giliai iki pat Kėdainių yra prasiveršta. Tas pats vyko ir iš šiaurės irgi. Tiesiog problema yra ta, kad nepaisant, pirmas dalykas - pajėgų trūkumas mūsų pačių. Tiesiog neadekvatus. Čia tas pats kaip Ukrainai dabar scenarijus, pajėgų santykis jisai yra neadekvatus, tiesiog per mažai tų pajėgų išlaikyti tokius frontus ir juos yra ganėtinai lengvas. Tai kai jos turi ant rankų labai mažai, išskyrus vokiškos tos šarvuotos brigados, mes 27 metais tik tai turėsim vis dar primenu bokserius. Tai sunku ir ta pati ugnies galėjai mažesnė yra. Tai de facto mes einame, reikia tiesiai šviesiai sakyti, pralaimėjimą šiame scenariuje. Taigi, ką mes turime, nepaisant to, kad mėlynieji, tai yra Lietuva, santykinai žymiai turi mažesnius nuostolius negu Rusijos federacija ir Baltarusijos Respublika, bet raudonieji turi galimybę toliau vykdyti masyvų puolimą, jų puolamoji galia yra 84, beveik 85% pradinio potencialo, jie laisvai gali pulti, aišku, jie prarado 11,5 tūkstančio karių, artilerijos sistemų 1,300, pėstininkų kovos mašinų virš 1000 ir pagrindinių kovos tankų 400, bet tai mes žinom, kokias apimtis gali išvystyti tą valstybę ir tai jiems nesumažina kovojimo galimybių, beveik nesumažina. Ir tada klausimas, ar yra pasaulyje technologijos, pinigai, įranga ir žinios, kurios užtikrintų, kad Lietuvos Respublika karinio konflikto su Rusijos federacija metu galėtų apginti savo teritoriją bent 10 dienų, kol pagal mūsų ekspertus, netrukus kalbėsint generolą Filipą Bridlau, Beną Hodžesą ir kitus, mes turime atsilaikyti bent 10 dienų, kol į Lietuvos Respublikos teritoriją ateis mūsų NATO sąjungininkų sausumos pajėgos. Esmingai įžengtų mūsų sąjungininkų pajėgos. Tokia buvo užduotis, ko reikia. Ir čia yra pajėgumai, kurie buvo panaudoti antroji simuliacijoje. Mes matom, kad mūsų geležinis vilkas jau turi ir 44 pagrindinius kovos tankus, turi daugiau nei 170 kitų šarvuotų priemonių. Panaši situacija yra brigadoje Žemaityje, taip pat Aukštaityje yra apginkluota. Čia apačioje mes matome po 8 HIMARS paleidimo sistemas ir dėmesio, Lietuva turi 24 Apache sraigtasparnius, kurie gali naikinti priešo šarvuotą jėgą. Turime oro gynybos Patriot keletą batalionų. Žodžiu, Lietuva turi tai, ko generolų Filipo Bridlau, Beno Hodžeso ir kitų ekspertų, geriausių vakarų pasaulyje karo ekspertų nuomonė, Lietuvai reikia tokiu atveju, plus Vokietijos brigada ir 6 rusų armijos ir baltarusų korpusas. Neįtikėtinas priešininkas, iš esmės beveik visa galia į rytus nuo Uralo. Čia, kur jie yra dislokuoti, galime trumpai pakomentuoti, kad tai yra 6 Rusijos armija juda nuo Daugpilio, 2 Rusijos armija taip pat, Baltarusijos 20 korpusas yra šalia, čia situacija prieš
karą, prieš pirmą karo dieną. Ir ešalonuoti yra pasiruošusios 41 ir 20 Rusijos federacijos armijos. Taigi, pirma diena. Matote besikeičiančius skaičius, tai yra abiejų pusių nuostoliai, kas įvyksta pirmąją dieną. Čia, man atrodo, kol kas didelių komentavimų net nereikia, pulkininkė. Ne, iš principo vyksta tas pats scenarijus, tas pats pajėgos raudonųjų irgi šiek tiek stipresnės, bet tos pačios ir tas puolimas čia nesikartosiu, jisai grinai pagal tą patį scenarijų atkartoja. Skirtumas yra mūsų pajėgose. Taip, ten, kur matote animuotome filmukė skrendančius sraigtasparnius, tai įsivaizduokite didelės sraigtasparnių grupės, jos paprastai skrenda pasipildyti amuniciją visi kitą vietą ir kai kurias matome sėkmes Rusijos federacijos ir Baltarusijos, šiokį tokį įsiveržimą iš Kaliningrado ir iš Baltarusijos. Puolimas intensyviai tęsiasi. Aš kol eina šitas vaizdinys, dar papasakosiu, kad tas simuliavimo procesas nėra taip, kad kažkas prisėda prie kompiuterio 1, 2 ir ne. Keletas dienų yra simuliuojama visą dieną. Šitos simulacijos metu Lietuvos pusiai vadovavo Benas Hodžesas, buvęs NATO pajėgų Europoje sausumos pajėgų vadas ir Jungtinių valstijų sausumos pajėgų Europoje vadas. Jam už nugaro štabe buvo ir sraigtinės aviacijos atsargos pulkininkai, ir artilerijos atsargos pulkininkai. Visą tą simuliaciją stebėjo ir Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas, ir gynybos štabo atstovai. Ta simuliacija buvo maksimaliai artima centrinės vadavietės veiklai, tik Lietuvos pusėje vadovavo Benas Hodžesas, o Filas Petersonas ir kiti ekspertai buvo Rusijos federacijos pusėje. Tai gal mes judėkime toliau. Lietuva masiškai naikina Rusijos susitelkimo taškus Rusijos federacijos teritorijoje savo Haimarsais. Apačiai naikina sunkiąją Rusijos federacijos ginkluotę. Situacija yra iš esmės pasikeitusi. Keliaukime prie kitų dienų. Čia, aišku, kariški žymėjimai, ne visiems suprantami, bet kiekvienas padalinys yra gana didelis, ne mažiau bataliono iš Lietuvos pusės. Taip, tai toliau naikinama, apačiai toliau naikina Rusijos pajėgumus. Nuo Kaliningrado yra stumiamas Rusijos puolimas, kuriame dalyvauja Lietuvos ir Vokietijos pajėgumai. Ir iš esmės mes judame link to, matote Rusijos potencialą, jau tik 74% puolimo potencialas, o puolė ne viena armija. Ir mėlynųjų vis dar, mėlynieji tai esame mes, 91% mūsų pajėgumo išsaugotas. Rusai kai kur įžengė, šeštą dieną turi jau įspūdingus nuostolius. Šešta karo diena su Rusijos federacija prie Vilniaus toli nepasistumėta. Vis dar Vilnius yra santykinai saugus. Šeštos dienos pabaigoje sustabdysime ir mes jau turime pasikeitusią situaciją iš esmės, pulkininkė. Jo, čia skirtingai nuo pirmo scenarijos, kaip matot, buvo naudojamos ne tik giluminio smūgio pajėgumai, ką mes vadinam Haimarsai šioje situacijoje, bet čia jau gavom ir artimojo mūšio įgalintojus, tos kovinius sraigtasparnius Apache, kurios irgi ganėtinai didelių atstumų gali smūgiuoti į priekyje puolančias šarvuotas pajėgas ir labai sėkmingai jas naikinti. Tai smarkiai padėjo. Taip. Po savaitės karo su Rusijos federacija simuliacija yra ir tolesnė iki 9 dienos. Noriu pasakyti, kad 9 dieną Lietuvos kariuomenė sugrįžta pilnai prie savo sienų, nes po pirmos savaitės Rusijos federacija ir Baltarusijos Respublika nebeturi potencialo tęsti karinių veiksmų prieš Lietuvos Respubliką, jeigu Lietuvos Respublika turi tokią ginkluotę. Tai
Lietuvos praradimai 14 tankų, 59 šarvuotos mašinos, 10 Haimarsų ir beveik 2000 karių. Rusijos federacijos 30 000 karių, 475 savaeigės haubicos ir įvairios kitokios artilerijos sistemos, 2000, daugiau nei 2000 šarvuotų vienetų, 68% puolimo potencialo. Baltarusijosgi lieka iš viso 20 korpuso mažiau nei 50% puolamojo potencialo. 7 iš 24 Apačių sraigtasparnių Lietuvoje yra prarasti karo metu, bet jie sunaikino daugiau nei 3,5 tūkstančio Rusijos ir Baltarusijos šarvuotų technikos vienetų. Taigi, matome du scenarijus, tik tai, kad antram scenarijui, kuris arčiau pulkininko, kaip sakė mūsų ekspertai, jūs matote tą įsikišimą iš Rusijos federacijos, bet tos pajėgos yra visiškai neutralizuotos. Jų potencialas yra sumažintas ženkliai toliau, jie be pastiprinimo arba persigrupavimo, kas duoda išlošti mums laiko daug daugiau. Jie jau faktiškai neturi potencialo toliau pulti bent jau kurį laiką. Tai nėra kalbos apie tai, kad jie negalėtų, jeigu ateitų antrieji ir tretieji ešelonai. Taigi, 3 Haimars baterijos ir 16 paleidimo įrenginių paleido daugiau nei 1700 GMLRS raketų. Tai yra apie 300 milijonų dolerių per karo veiksmus. Taip pat paleido 288 atakams raketas, kas yra apie 300 milijonų. 24 Apačių sraigtasparniai su ugnies valdymo sistema paleido beveik 3000 Hellfire raketų už 400 milijonų. 8 mechanizuoti batalionai iššaudė 3000 raketų Spike, kurių vertė 750 milijonų, 60 artilerijos platformų, šaudančių 155 mm sviediniais, iššaudė 12 000 nevaldomų sviedinių ir 660 tiksliųjų sviedinių, dar 125 milijonai. Panaudota 660 atakos dronų, Lietuva su sąjungininkais panaudoja 660 atakos dronų, neapskaičiuota čia dar Patriot, vidutinio trumpo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sviediniai, tankų sviediniai. Vakar buvo reziumuota mūsų ekspertų, kad iš esmės Lietuva per šį trumpą karą su Rusijos federacija iššaudė amunicijos už 4,5 milijardo Jungtinių valstijų dolerių, apgynė Lietuvos Respublikos teritoriją, išėjo prie savo sienų ir sulaukė sąjungininkų sausumos pajėgų pastiprinimų. Išvados. Po 6 dienų sustiprintos Lietuvos kariuomenės pajėgos sustabdė 4 rusų armijas, kurių pajėgumai yra išsekę ir kurioms grįžti į puolimą reikėtų dar vieno ešelono, kurio jie neturi. Panašiai ir Kaliningrado pajėgos. Pagrindinės sistemos buvo Haimars, Apache, artilerija, mechanizuotos pajėgos, tankai ir prieštankiniai pajėgumai. Išlaidos amunicijai čia, be tų, kurios skaičiuotos vėliau, nes dar buvo nesuskaičiuota, yra 4,5 milijardo dolerių. Šių visų technologinių papildymų kaina yra 10 milijardų Jungtinių valstijų dolerių. Viena iš išvadų, kad NATO sutarties 3 straipsnis numato, kad NATO sutarties šalis nuolat ir veiksmingai palaiko ir plėtoja savo individualius ir kolektyvinius pajėgumus priešintis ginkluotam užpuolimui. Taigi tinkamai aprūpinta Lietuvos kariuomenė gali įvykdyti jai keliamus uždavinius, o Lietuva visiškai atitikti savo įsipareigojimus pagal NATO sutarties 3 straipsnį, pirmiausia savo saugumu pasirūpinti pati. Per artimiausius 4 metus, skirdama papildomai 10 milijardų eurų gynybai, Lietuva gali 10 dienų efektyviai priešintis Rusijos federacijos ginkluotų pajėgų puolimui. Per tas 10 dienų Lietuva iš esmės neprarastų savo teritorijos, o valstybės egzistavimui neiškiltų reali grėsmė. Toks laikotarpis yra reikalingas tam, kad NATO sąjungininkai galėtų priimti sprendimus, atsiųsti papildomas pajėgas ir padėti užpultai Lietuvai. Toks yra scenarijus, mes dabar tęsime diskusijas apie tai, ką mes čia išsiaiškinom. Dėkoju pulkininkui Ažubaliui. Well, good morning, and buckle up your seatbelts. I've been asked to shorten my presentation, so hang on here.
It's good to be back. I was just here 6 months ago working on a very different project in your capital, and I love being back here, so thank you for having me. I want to congratulate you for looking at this problem. It's not often that a business audience like this has me speaking to them about something like this. And I think you're to be congratulated because this is incredibly important work. And the decisions that your nation has to make based on this work are incredibly important. So hang on. I've had a lot of experience over 39 years doing war games and exercises to test, to train, and to prepare. And I want to tell you that I'm confident in the methodology that you have seen here. It's not perfect, but what it will tell us is some general themes to think about. I want to give you 3 of my big things, and then I'll go into just a couple of recommendations, and we'll be done. First of all, we are NATO. NATO is here. You are NATO. In this scenario, we would expect more NATO to come here. And what we have been talking about is how do we hold until more NATO gets here? Because it's not automatic. Air will come quickly. Sea will come second, and the big heavy ground forces will take much longer to get here. And this introspection is giving you a model to think about how do you buy that time for more NATO to come. Many in NATO and those on the outside of NATO don't understand that the articles of the Atlantic Charter, they always focus on Article 5, collective defense. But before Article 5 is Article 3. And Article 3 says that a nation, Lithuania, is to prepare for its own defense and create excess capacity to aid in the collective defense of the whole alliance. So in this case, what we're talking about is Lithuania creating the capability to hold while the NATO force, the larger NATO force, arrives. As well as creating these capabilities, you have to be able to sustain yourself. And so one must think about what are you going to use in that period where you're holding until the arrival of NATO, and then what might you have here as far as sustainment to initially sustain the NATO forces as they arrive, because their forces will arrive before the bulk of their sustainment. So these are all things that your military is going to have to think about. So now I'd like to quickly move into some observations. The observations come from not only the wargaming that you saw. I joined that effort about 4 months ago and watched it as it was working through and have been thinking about the things that I would say to you here today. My job is not to be a salesman. You won't hear me use any of the names of things that you may have heard before this, but I want to talk about some big categories of things that I think are important. The first is that if watching this war game, and or more importantly, watching what's going on in Ukraine, we see a Russian force that is fighting what we call a counter-value force. They are not very good at actually fighting against the military of Ukraine. They have disappointed themselves. But they are very good at taking the fight to the civilians, the civilian infrastructure, the commercial infrastructure, the transportation infrastructure, and so forth. So right up first, my first observation is that we need to be thinking about an ability during that hold period to do counter-air, counter-drone, counter-missile attack. Because look at what they do every night in Ukraine, firing volleys of 40 to 100 drones and missiles into Ukraine, knocking down power stations, knocking down transportation hubs, knocking down hospitals, knocking down schools. And all of these things we want to be able to protect.
Secondly, we learned, especially at the beginning of the attack in this last part of the war, 2.5 years ago. This war to me is 10 years long, by the way. But about 2.5 years ago, in the last part of this war, we saw that as Russia rushed into the northern part of Ukraine, and as you saw them on the day one, the first war game here, they come hard at the border with armor, with heavy equipment. And so we here need to be able to stop and blunt that armor attack. So we need to be thinking about anti-armor capabilities. And more importantly, as you saw, I don't know if you noticed it, but military people notice it. In that war game, as Russia approached the border in the first run, there were huge concentrations of forces coming down the narrow channels by which they can come into your country. They can't just broadly flow across those borders. There are places where they're going to be channelized or canalized, we say in the military. And what you want to do, and what I would do if I was the warfighting commander, is strike Russia before they come across the line. When the battle is started and they're trying to mass their forces and come across the line, you want to strike them before they can bring their force to bear on you. So you need the ability to do deep strike. You hear this talked about every day now in the context of Ukraine. Why are we not letting Ukraine strike Russia before they get into Ukraine and do all the damage that you see them doing this? So I am a huge advocate for, and every day I'm fighting in Washington to allow Ukraine to do deep strike and to attrit or kill the Russians before they come across the line. This will mean all manner of capabilities, to include possibly rotary wing, which you saw addressed in this war game. We want to be able to hold Russia at risk before they get into Lithuania. We want to attrit before they cross the line. This is going to require several other things other than just weapons. I like to talk about intelligence, surveillance, and reconnaissance. You can rely on NATO to bring a lot of that, but you're going to need some capability to do that in those first few days in the hold part of this discussion that we talked about. I like to talk about being able to see or sense the enemy, being able to characterize who they are, what they are, so that we really do need to strike them, then being able to target them and engage them, and in the end game, kill them. So I'm ready to be done. I think I've caught up like they asked me to for us. Again, I want to say to you, this is an important subject. I'm glad you're here. There's very few times I get to talk to this kind of an audience. So if I said something you don't understand, I hope you'll ask me a question later or here in a few minutes. But it's important that you understand that NATO is already here. You are NATO, I'm NATO. More NATO will come, but your nation needs to buy time for them to get here to engage. And that's what Article 3 is all about. Article 3 provides deterrence. Deterrence is trying to stop the enemy from taking their bad actions. But when Article 3 fails, because we didn't invest or because we did something else that causes that Article 3 to fail, then Article 5 is collective defense by the whole alliance. I would offer to you that we have work to do. And now I turn it over to you. Thank you very much. Gerbėmieji, galime užduoti 1-2 klausimus generolui, turime unikalią galimybę, tiesiog kilstelkit ranką ir galite užduoti. Just raise a hand, say who you are and ask the question or give us a comment. Kas norėtų tai padaryti, Arvydas Savulis, taip, tuoj pat prinešim jam mikrofoną, o padarysim taip, aš atsistosiu šalia jūsų ir jūs klauskit. Why is NATO is so slow? Just they need 2 weeks to come and support.
Why not to strike from Poland? Poland is very close to Lithuania, and the distance, if you attack, is reachable. Why we need to wait 2 weeks? I would do it in 2 days, maybe the next day. Well, it's a good question. It's a good question. And if you look back to 2014, when NATO decided to come first to react, to protect, the aircraft were here in 11 hours. That's pretty fast, huh? So this is what I talked about before. Air will arrive early. When the decision is made, the air will be here normally within 24 hours. If you have intelligence that gets the Navy moving in the right direction, the Navy will be next. But the fact of the matter is that moving heavy forces, remember the gauges of rail don't even match in some places. All manner of things slow down the delivery of heavy forces. The heavy force you will have first in the latter game is that the Germans will be here. That's your first heavy force. But it's, sir, I'm an engineer. It's just physics. Heavy stuff takes a longer time. I don't use, Ben Hodges is one of my very closest friends. He worked for me, we've worked together. He uses 2 weeks, that's not the number I use. But the fact of the matter is there's gonna be a delay before heavy NATO forces can get here. And Article 3 is about this nation preparing to hold during that time until the larger NATO force can get here. Thank you. And the second question, Jonas Solman, the founder and the head of Blue Yellow organization, the biggest organization in Lithuania supporting Ukraine, please. Short introduction, we have provided support for 90 million euros to Ukraine over the last 2.5 years from Lithuania. Just give you one example. And one day in Pokrovsk, my organization, my drone, we annihilated 34 tanks near Pokrovsk, put together with 25th Brigade. Just to give you some ideas of what we're doing. Go to question. At this point, I am doing fiber optics drones, providing different. I am fighting right now in Ukraine. And I saw your scenario. You didn't even take drones into consideration, really. It was 660 drones. That's bullshit. Why are you not looking into the real experience from Ukraine? And why are we not fighting Ukraine now? Because we have to. Thank you. Okay, well, you're asking an airman, and may I just say a soldier, a military servant in my country, and as a military servant to NATO. And in NATO, one thing we absolutely believe in is civilian control of the military. I think your last question, why are we not fighting right now, should go to the policymakers. Every day, Ben Hodges, and people like us are making recommendations of what we should do more in Ukraine. But again, it is the civilian policymakers that tell us whether we go or not. I can absolutely tell you what my recommendation would be. There was if you would be attentional to the presentation, it was 660 attacking drones, which are huge infrastructure, let's say. But you can comment. Yeah, so drones are going to be a huge part of any fight in the future. But why are drones so important in Ukraine right now? That's because both the Russian Air Force and the Ukrainian Air Force, who are proud, small, mighty, and brave, but both of those air forces have failed their nations to do the basic task of establishing air superiority over the battlefield. Air superiority over the battlefield provides for ground maneuver and ground engagement. Because air superiority has failed, we have gone back 100 years in Ukraine, and we're fighting a World War I static, attritional, artillery-based fight. And so drones have become the new sort of air power where traditional air power has failed. Remember, before I was the SACEUR, I was also the NATO air commander. And I would tell you, air power is not going to fail when NATO goes to the field.